tą problemą pasiėmėm dabar su savimi ir žiūrėsime, kaip turėtume išspręsti, kad teritoriškai vaikams nereikėtų toli važiuoti. Aš manau, kad mes randam vis gerėjančią situaciją ir tikrai tuos spręstinus klausimus pabandysime su savivaldybė kalbėtis, kaip juos reikėtų išspręsti. Tikrai aš pasisakiau ir pasakysiu už tautinių bendrijų interesų atstovavimą teisingą ir tokį, kaip žmonės nori. Ir kai aš buvau susitikęs su ponu Kukšinskiu, maršalka Seimo, kai jis man pasakė, kad Vytauto ir Jogailos laikai tai buvo auksiniai mūsų tautų laikai. Ir kai jis baigė kalbėti, aš sakau, klausykite, kuriame auksinius laikus dabar nuo mūsų to susitikimo ir į ateitį. Kalbėkime apie ateitį. Istorija yra istorija, mes turime šiandien kurti irgi bendrą istoriją. Mes visi esame Europos Sąjunga, mes esame NATO, mes esame šalia kaimynai, mes negalime kaimynų pakeisti, išmainyti ar dar kaip nors, mes galime labai gerai draugauti. Čia viskas yra labai teisinga, labai gražus žodžiai, bet turi būti veiksmai. Tai kada bus Seime? Mano čia buvimas jau yra vienas iš veiksmų. Aš su ponu Karčevskiu, tai yra su Senato pirmininku, sutariau, kad aš atvažiuosiu į Lelevelio mokyklą klausti problemų ir kadangi jis baigęs yra Varšuvoje Lelevelio mokyklą, tai sako, jūsų Lelevelio mokykla daug geresnė. Ir jo paprašiau, kad jis nuvažiuotų į lietuviškas mokyklas, kad būtų tokiais pariteto pagrindais ir pasiklausti jų problemų. Tai žingsniai.